Labas rytas. Atsikėliau, labai neišmiegojau. Antrą naktys atsibudau. Tai žodžiu. Šeštą ryt. Blemba čia negera, nežinau. Žiūrėk, vietinė jau muzika klausės. Blemba jūra tai taip neramis. Nežinau, ką čia būtų, nežinau. Čia ir žiauriai šilta, čia koks 28 laipsnė. Na ir viskas, ir jau važiuosim su Denisovinu. Aš irgi tais nesuprantu. Jaučiu, tu manis nesupranti, ne? Ne, 4,50 čia net. Nepagalvoja. Kad supliauškėtam. Va! Džiunglis. Čia į kairę. Jeigu privažiuosim ir ten bus tai, ko ieškojom, tai labai nustebsiu šiaip. Reikės paklausti. Hello. Is road over there closed?
It's closed. Can't go. Open. Open? Can go by foot or with motorcycle? No, motor here. Ah, okay. Okay, okay. Thank you. So, can we leave here? Okay. Okay. Where you come from? Lithuania. Where? Matyt, jau kažkur prisiderbisi. Ple, gal nenuvirs. Neturėtų nuvirs. Tikriausiai turistam praeiti. Are you stupid? Yes, how about you? No. I'm Danish. Čia pasirodo yra lankytinų vieta. Nelabai. Nu, seniai nesakyk, pažiūrėk. Gal ir nieko. Žiauru. Nu, pakelsiu. Prašo pinigų. O, su vienrunkim. Yeah, okay. Thank you. It's Thank you. dirty. You're very kind. Thank you. Labai fainas keliukas. Galėtų iš viso vien tokie keliai būti. Gerą keliuką čia užrodė. Širdis atsigavo po tų visų didmečių. Reikia komforto, bet reikia ir purvo biškį. Toks jau tas žmogus yra plentas. Turi būti kažkoks balansas, matai. Komforte žmogus pasidaro pats minkštas labai. Koks įdomus kelias. Baltieji garniai. Kas įdomu, kad tų pačių ir Lietuvoje yra, bet jie biški kitokie, didesni. O čia jie tokie mažiukai. Bliama, kokie įdomi čia atkarpa eina savo. Pasitrauktinai. Не переживай. Pala, leik, kas važiuoja.
Eik iš šon. Netrukdyk. Rekšėla tik išjų. Thank you, sir. Labai maloni žmonės, maloniam būti. Sėdu. Kam dabar ton vėriš išvalta byti. Nu varom. Varom. Šiaip tai čia jau šitais gilaukais čia nebedaug liko. Kokie 2 kilometrai. Tai tiek pat, ne? Ne, mažiau. Įvykiai. 2,5. Kas čia? Капец. О, суsiradau draugų. O, koks mergelda. Labai greitai, trumpa baigės daina šiandien, žodžiu, per Lytų vėl parvažiavom, lava buvo sunkia, dėl to sunkia, kad tiesiog lėja, visur pribėga, kelnis peršlapa, bata peršlapa, maikė peršlapa, žodžiu, būtų visų off-road, tašis tuokis buvo forminas, tai aš tiesiog dabar šį pastačiau vidurį, tegu džiūn, bet žiūrčiu visai, nors nebloga džiūn, blemba kondiškins, gera čia džiovin. O šitą sistemą va į tuokį, va tiesiog atsuk, į tad sutapėl kronkin reguliuoji karštom. Tai reiškia, jeigu per karštą, biški pašalda, reiškia atsuki biški atgal, pamažinti temperatūrą, ir tad lauki kokią minutę, kol pasikeis ta temperatūra.
Nu, bet ko darys, niek čia baisaus. Nu, dabar varysim pavalgyti. Ir tada, nežinau, dar žiūrėsiu, gal prie kompo prisėsiu ir varysiu mėguo. Nu, labas ryts, kiek čia ryto valandų. Pusė 11. Pusė 11, tai čia Lietuva pas jūs, dabar jūs dar čia skrolint kažko. O aš jau atsikėliau, nes čia yra pusė 5. Einu pasiimti vandens biškį iš bagažinės. Taip atrodo šitą viešbučiaus kiemėlis. Šią ble per lytų aš pastebėjau, kad važiuojau, būni peršlapęs, tai vara myšti. Ta prasme, gerti vandens negeram, bet kažkodėl stoji myšti. Tai matyt pasisavę neperodo ton vandenį. Tai šiaip labai įdomi. Un tiek jau vis išburksti, sakau, kad ten jau reik vis ton sunka vis išleisti. Žodžiu, tai teik, tai viskas pradėsim ruoštis. Po biškį ten ir tada, kai jau prašvis, pajudėsim, aš manau, šiandien sakau, turėtum būti visai nebloga diena, biškį geresnė negu vakar. Ai, jo, ir dar plius rūbus atidavėm plauti, nu tai išves čia, turėtum būti nebloga. Nu, o čia va, kaip sakau, kambarys va toks, nu biškį toks, ko nežinau, šiaip posi velniaus, tik sakau, ta dušų sistema biškį bėsen, čiut bėg. Tai, ai, nu, paskutinis dalykas, žvengiau. Žodžiu, pirm viešbutį užrezervuojamės Filipinuose. Nu ir skaitau reviewsus parašyta. Tipo kažkas rašo, good water pressure. Galvoju, what the fuck, kas ta prasme rašo tokius good water pressure, ta prasme čia į tepą, aišku. Bet aš dabar supratau, kodėl čia tepi, nes va dušas į tepą. Viskas. Čia šitą į dušas. Bet pofi, normaliai įbuvė blogiau. Gerai, tada teik. Vo.